Man atrodo, kad aš galiu kalbėti su visais apie viską. Na, beveik apie viską. Mano mama netgi sako, kad aš malu liežuviu kaip šuo su uodega. Bet neseniai turėjau sunkumą, apie kurį su nieko negalėjau kalbėtis. Man atrodė, kad niekas manęs nesupras. Tai mane vis labiau slėgė ir atrodė, kad greit nuo minčių man galva susprogs. Ir tada aš prisiminiau, kad galiu paskambinti į vaikų liniją. Buvau girdėjęs, kad su jais galima kalbėti apie viską. Mano draugas Kristupas pasakojo, kad jo pusbrolis skambino vaikų linijai dėl patyčių mokykloje ir kad tas pokalbis jam labai padėjo. Be to, jis buvo visiškai nemokamas. Nenorėjau jo klausti, bet man buvo labai įdomu, kaip ten viskas vyksta paskambinus, su kuo aš kalbėčiau, kas apie tą pokalbį gali sužinoti. Tikrai nenorėčiau, kad visas pasaulis būtų informuotas apie mano problemas, ypač mano mama. Taigi atsidariau vaikų linijos interneto svetainę, kurioje radau tonas informacijos. Pavyzdžiui, perskaičiau, kad vaikų linijai galima ne tik skambinti, bet ir parašyti elektroninį laišką. Kartais užrašyti savo sunkumus gali būti daug paprasčiau negu išsakyti telefonu. Vaikų linija saugo paslaptyje visus pokalbius ir laiškus, todėl galiu jo visiškai pasitikėti. Net ir prisistatyti galiu kitų vardų, jei tik taip man bus geriau. Svarsčiau, galbūt jam parašyti laišką, bet galiausiai nusprendžiau, kad geriau būtų paskambinti. Pasižiūrėjau, kad vaikų linijai galima skambinti kasdien nuo 11 iki 21 valandos. Surinkau numerį ir man pasidarė labai baisu, net norėjau padėti ragelį. Bet tada pagalvojau, jei jau tiek padariau, kas blogiausia gali nutikti. Todėl laukiau toliau, kol kas nors atsilieps. Širdis daužėsi. Kaip man reikės kalbėti? Ką pasakysiu? Staiga telefone išgirdau malonų konsultantės balsą. Vaikų linija, klausau. Negalėjau pratarti nė žodžio. Tai visiškai nepanašu į mane. Bet ji nuramino. Suprantu, kad gali būti kiek nedrąsu kalbėti. Neskubėk ir pradėk, kai būsi pasiruošęs. Aš turiu problemą, pasakiau. Ir manau, kad niekas manęs nesupras. Gal norėtume apie tai pasikalbėti, paklausė ji. Taip, bet nenoriu, kad apie tai sužinotų mano mama. Ji paaiškino, kad mūsų pokalbis liks tarp manęs ir vaikų linijos, nebent kieno nors gyvybei grėstų pavojus. Tai man pasirodė visai teisinga. Taigi, aš jai papasakojau viską, kas mane neramino. Ji buvo šauni, atidžiai manęs klausėsi ir leido išsakyti visas susikaupusias mintis. Man iškart palengvėjo. Paklausiu jos, ką turėčiau daryti toliau. Ji norėjo sužinoti, kokiu aš pats turiu idėjų ir mes vėl kalbėjomės. Išsiaiškinome, kad yra keletas skirtingų galimybių, kaip galėčiau elgtis. Staiga supratau, kad nėra padėties be išeities ir viskas gali pasikeisti gerą. Tai buvo neįtikėtina. Pokalbio pabaigoje jau turėjau veiksmų planą. Po skambučių į vaikų liniją nesijaučiau nei apsikvailinęs, nei išsipasakojęs visam pasauliui savo sunkumus. Atvirkščiai, pasitikėjau vaikų liniją ir jaučiau didžiulį palengvėjimą. Ir tai buvo nuostabu.